dangų, amžinas nakties gelmes, ieškantys ten ženklo, besiilgintys tavęs. Mes tavo vaikai, išdegę laukai, tu mūsų vanduo ir duona, geltona, žalia, raudona. Mėly moksleiviai, gerbiami mokytojai ir darbuotojai. Ir vėl vasaris. Ir vėl mūsų krašto žmonės, bei viso pasaulio lietuviai, pasitinka iškilę mūsų tautos šventę vasario 16. Savo svarbos ir aktualumo ši diena nepraranda mūsųse šiandien, nepraras ir tol, kol bus bent vienas lietuvis šioje žemėje. Prieš 91 metus patys iškiliausi mūsų krašto žmonės ryžosi drąsiam žingsniui Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Tai buvo tikrai drąsus sprendimas, nes krašte šeimininkavo Vokietijos kariuomenė, savo pretenzijų į mūsų kraštą neatsisakė ir bolševikinė Rusija, į Lietuvą pretendavo ir kaimynai Lenkai. Nežiūrint visų kliūčių, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba vadovaujama Jono Basanavičiaus paskelbė ilgai lauktą nepriklausomybės aktą. Tačiau neužtenka priklausomybę paskelbti, ją būtina ir apginti, tai puikiai žinojo visa Lietuvos šviesuomenė. Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą puolė bolševikai, bermontininkai, Lenkai. Reikėjo skubiai kurti kariuomenę, ją apginkluoti ir apginti Lietuvą. Tai buvo sudėtingi uždaviniai, tačiau ryžtingi valdžios veiksmai ir didvyriška Lietuvos savanorių kariuomenė sugebėjo apginti Lietuvos nepriklausomybę. Pavojai Lietuvos nepriklausomybei tuo nesibaigė. Dar buvo vokiečių, dvi sovietinės okupacijos, tačiau nepriklausomybės viltis visada liko lietuvių širdyse. Linkiu, kad šiandieną, kai visą pasaulį krečia ekonominiai sunkumai, kada į pirmą vietą nuolat keliami materialiniai dalykai, nepamirštumėte garbingos Lietuvos praeities. Viso to, kad taip sunkiai lietuvių tauta pasiekė. Šios iškilios šventės proga mokyklos administracijos ir istorijos mokytojų vardu norėtume nuoširdžiai pasveikinti moksleivius, jų tėvelius, visus mokyklos darbuotojus, bei palinkėti visokeriopos sėkmės ir tvirtybės. Suklaidinti žmonės savo vienkiemių mieste, laukiantys malonės, atsisukę į tave. Mes tavo vaikai, dangų, svetimų